Daugiau negu 10 metų dirbu su įvairiom edukaciniam veiklom, tiek vietinių, tiek tarptautinių lygmenių. Ir buvo 16 metų, aš pradėjau savanoriauti įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, tapau nare keliose neformaliose jaunimo grupėse ir ta veikla mane pakeitė labai, mane įkvėpė kurti, ieškoti, suteikė man įvairių kompetencijų ir tada mano pagrindinis noras buvo sukurti tokią patį erdvę ir kitiems jauniems žmonėms Lietuvoje ir užsienį, tam, kad jie atrastų save. Pastaraisiais metais visai nemažai dirbam su įvairiomis Lietuvos bibliotekomis ir ieškome įvairių inovatyvių sprendimų, kaip jos gali praturtinti savo veiklą, nes šiuo metu biblioteka yra daug daugiau negu vieta, kurioje žmonės ateina skaityti knygas, tai yra kultūros ir švietimo iš tikrųjų židiniai ir tos bibliotekos Lietuvoje, kurios drąsiai imasi inovacijų, ieško įvairių partnerių ir mes esame vienas iš tų partnerių, kurie organizuoja įvairias edukacinės veiklas. Ir šį kartą Birštono viešoje bibliotekoje mes atnešam naujovę, tai yra virtualios realybės akiniai ir 360 laipsnių video filmavimo technologija. Tai jauni žmonės ir vaikai Birštono mieste kurs filmuką, kurio tikslas yra pristatyti miestą ir jo gražiausias vietas virtualioje realybėje. Aš pats į filmavimo veiklą įsitraukiau didelio noro dėka ir smalsumo dėka. Man labai tai buvo įdomu ir aš to labai domėjausi nuo pat vaikystės ir galų gale tai pradėjau daryti profesionaliai, pradėjau augti profesinę prasme ir toliau tai dirbu. Šiame projekte čia aš pasakosiu apie vaizdus, apie istorijos pasakojimo vaizdų ir filmavimą 360 laipsnių kamerą, kokias galimybės tai sukuria, ką leidžia kūrėjai, ką leidžia žiūrovai, kuo tai yra pranašiau už įprastą filmavimą. Ir 360 laipsnių kamera yra iš esmės naujas laukas, gana mažai tyrinėtas, tai yra ir iššūkis, ir tai yra įdomu, ir man visuomet įdomu teorinė pusė, kas traukia žmonės toj technologijai. Man labai svarbu, kad technologija nebūtų tik tai forma, kad tai būtų ir kažkokia prasmė ir aukštesnis tikslas. Ir labai tikiuosi, kad tai įkvėps jaunimą kurti, matyti daugiau, suprasti vaizdą platesnė prasme. Ir tokia gaunasi edukacinė misija.